Sveiki, su jumis Ugnius Butkus ir laida Radijo lentyna. Na, o dabar dienoraščio žanras. Leidykla Vaga šį kartą pristato Katrinos Sanderson knygą Mažoji Anglija Paryžiuje, kurią iš anglų kalbos išvertė Ema Bernotaitė. Be abejo, tai laisvalaikio romanas, tačiau jo atsiradimo istorija tiek pat įdomi, kiek ir tai, kokias problemas gvildena rašytoja romane. Kalbėdami apie Mažosios Anglijos Paryžiuje atsiradimą, vėl turime kalbėti apie internetą ir jo nenusakomas galimybes. Tikriausiai kyla klausimas, koks internetas? Kuo jis čia dėtas? Tad to jau viskas paaiškės. Nebejoju, jog šiandien kiekvienas ne tik žino, bet ir drįstu teigti, bent kas antras turi susikūręs vadinamąjį blogą. Žodis irgi tapęs kasdieniu. Tai yra tokia internetinė svetainė dienoraštį, kurį ypač paprasta valdyti, kurią be jokių pastangų gali susikurti kiekvienas nors kiek minkantis kompiuterio klavišus. O toje svetainėje dienoraštėje skelbti iš principo viską, ką tik nori. Reikšti savo mintis, publikuoti nuotraukas ir taip toliau. Su ta mintim, jog tai paskaityti ir pamatyti turi galimybę visas pasaulis. Net ir aš, vos tik atsiradus minėtiems blogams susikūriau savo. Tiesa, iki šiol ten nieko taip ir neparašiau. Tad žinia, ne kiekvienam lemta tapti rašytoju, net ir esant puikiausiams galimybėms publikuoti savo kūrybą. Tačiau minėtai Katrinai Sanderson blogo atsiradimas pakeitė jos gyvenimą. Ir vėlgi, paprasčiausias nuobodulys kaltas dėl tų skandalingų įvykių, palietusių tiek pačią rašytoją, tiek jos darbdavius, tiek gerbėjus. Kai vieną dieną Katrina Sanderson nuo mažens svajojusi gyventi Paryžiuje, pagaliau gavusi sekretorės darbą šiame mieste, vienoje anglų buhalterinėje įmonėje Dixon Wilson, bėgant metams užvaldžius gyvenimo rutinai ir pašlijus santykiams su savo dukters tėvu, atradusi stebuklingas blogų galimybės, pasivadinusi Petite Anglaise, prancūziškai tai Maža Anglija, ėmė rašyti savo dienoraštį apie savo gyvenimą. Savo draugą, paversdama misterių rūku, o dukrą buožgalviu. Netrukus Petite Anglaise blogas tapęs vienu populiariausių pasaulyje, kur norėdami paskaityti, kas nutiko Mažosios Anglijos gyvenime, kasdien apsilankydavo apie 3000 žmonių, pakreipė Sanderson gyvenimą netikėtą linkme. Mat iki tol sėkmingai anonimiškai publikuojantį savo dienoraštį, 2006 m. Liepos mėnesį Sanderson atskleidė savo tapatybę, įdėjo savo nuotrauką į blogą, apie ją parašė Daily Mail, o apie blogą sužinojo Sanderson darbdaviai iš Wilson Dixon kontoros ir jau kitą dieną sekretorė atleido iš darbo. Pradžioje dėl tariamai šiurkščiai pažeistos etikos formuluotę pakeitė į švelnesnį atleidimą dėl realios ir rimtos priežasties pasitikėjimo stokos. Tuomet Telegraph dienraščiui Sanderson teigė, jog terminas gross misconduct paprastai reiškia kažką tikrai baisaus, kai tu pasisavini arba išeikvoji savo įmonės pinigus. Tad Sanderson padavė Wilson Dixon į teismą už neteisėtą atleidimą iš darbo ir bylą laimėjo. Gavo 44 000 svarų sterlingų kompensaciją, taip pat buvo apmokėtos teismo išlaidos ir netrukus gavo pasiūlymą išleisti dienoraštį knygos pavidalu. Tad štai mes ir turime Mažąją Angliją Paryžiuje, romaną dienoraštį. Kaip ir viskas. Atrodo keista, kai už dienraščio rašymą ir publikavimą žmonės atleidžiami iš darbo, motyvuojant įmonės reputacijos menkinimu, darbu prie dienoraščio darbo metu ir taip toliau. Visgi Katrinos Sanderson atvejis vienok nėra pirmas toks istorijoje. Šnekamojo kalboje slengų atleidimas iš darbo dėl rašomo internetinio dienraščio netgi vadinamas being dused. Amerikiečių dizaineris ir blogeris Heteros Armstrong garbei, kuri 2002 metais už savo rašinius internete buvo taip pat išleista iš darbo. Jos slapyvardis buvo dused. Taigi lietuviškai galima būtų sakyti, šiandien mane dusino. Tai yra atleido iš darbo dėl mano dienoraščio turinio. 2005 metais Joe Gordonas, knygų pardavėjas iš Edinburgo, buvo pirmasis britas blogeris atleistas iš darbo už tai, kad savo internetinėme dienoraštyje pašiepė savo bosą. Kai pagalvoju, gal ir gerai, kad iki šiol taip nieko ir neparašiau savo blogę, nors kita vertus būti žymiam irgi nėra blogai. Na, o kol kas priminsiu, Katrinos Sanderson Mažąją Angliją Paryžiuje, Petite Anglaise, išleido leidykla Vaga.